Žiauri, pasimetusi, užsispyrusi, įsimylėjusi, ryžtinga. Tokioms moterims savo kūnus ir sielas atidavė 5 geriausios metų aktorės. Geriausia iš geriausių antro plano aktorių Jūratė Onaitytė. Sveikiname. Gervė, paukštis yra aukšta ir kiek sunkoka. Ir kad jinai galėtų pakilti ir skristi, jai reikia gerai įsibėgėti žeme. O tam turi būti geros sąlygos. Kelias be kliūčių ir palankus vėjas. Daugiau kaip 5 dešimtmečius savo vietą vaidybos pasaulyje suradusi Jūratė Onaitytė dažnai vadinama scenos aristokrate, teatro elitu, kino ir teatro legenda. Daugiau kaip 20 vaidmenų ir vienas iš jų filme Smėlis tavo plaukuose. Vadinasi, mes tradicijų laužytojai. Einam įsimaudysim. Nors Inetą Stasiulytę pažįsta ne tik kino mylėtojai, tačiau tik dabar po vaidmens filme Badautojų namelis Ineta sulaukė pirmosios kino apdovanojimų nominacijos. Šitas filmas yra apie 6 žmonės, kurie papuola į tas aplinkybės sausio 13, kai yra okupuota televizija, jie netenka darbo, bet jie streikuodami apsijungia ir įvyksta daug pokalbių. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes galim sukurti tokį filmą, kuris jį pažiūrėjus, išėjus, net lengviau atsikvėpi. Tai tada turim įsijungti, tada turim kariauti. Mes televizija dirbti nesustoja. Televizija veikia. Negali būti programos pabaiga. Aktorė Ula Legaitė gavo nemenką užduotį, kai turėjo įsijausti į skurde gyvenančios paauglės kasdienybę. Suvokti, ką jaučia vaikas, kai tėvai jo nemato ir negirdi. Aš, tarkim, labai bandžiau galvoti apie jos tą tokį, kad jos ryžtas pasimatytų jos stovėseno ir jos laikysena. Stengiausi niekada, tarkim, nekryžiuoti kojų, kai jinai sėdėjo arba kai kažkur eidom, visada buvo tas jos toks, sakykime, ryžtingas, gal šiek tiek per didelis žingsnis. Viskas šiek tiek tokia sintetika, truputį nepatogu, kas jai man labai kažkaip padėjo kaip aktoriai atrasti tą jos ir greitumą, ir tą jos tempą. Visi labai klausė visada apie tą ledo sceną, ten nespecialūs efektai, ten iš tikrųjų pylė kaip iš kibiro, to vandens buvo žiauriai daug, buvo labai slidu ir šalta. Padėkit. Viena iš nominančių mums gerai pažįstama chorų vadovė Danguolė Beinarytė. Dažnam buvo staigmena muzikos pasaulio žmogų išvysti kaip aktorę. Nelabai kas prisimena, bet Danguolė iš tikrųjų vaidino mano pirmam debiutiniam filme Lošėjas. Jis vaidino nedidelį vaidmenį ir man tada labai patiko, kad jinai taip drąsiai ir gerai atliko tą vaidmenį. Ir aš ją prisiminiau visą laiką ir matyt, žinau, kad kažkada tai vis tiek turbūt dar teks susidurti kino aikštelėje. Ir svajotas susidūrimas įvyko filme Siena, kur mums įprastas Danguolės Beinarytės chorvedės portretas virto mafijos bosės veidu. Noriu daugiau užsidirbti. Ta prasme. Neaiškiai pasakiau. Sidabrinės gervės laimėtoja Žygimantė Elena Jakštaitė filme Renovacija atliko kiek pasimetusios merginos vaidmenį. Aktoriai ne visos scenos buvo lengvos, tačiau reikiamų metu padėjo puiki filmavimo atmosfera. Kai filmavom sceną su mano ukrainiečių partneriu Romanu ant stogo, buvo viskas paruošta, kad galėtume filmuoti ir mes laukiam, kol pradės švisti tam, kad būtų ta tinkama šviesa. Atrodo, gražiausia žmogiška patirtis, kokia gali būti, ką žmonėms gyvenime veikti šitam, tai užsilipti ant stogų ir laukti, kol suksis planetų. Nežinau, ką pasakyti. Nori? Tai aišku, kad noriu. Tai myliu tave.